Sveiki visi, šiandien aš Ieva Dunčytė pagirkime aptarnavimą projekto ambasadorė. Sveikinuosi su jumis ir mūsų pokalbiuose turim Senosios Baldinės prekinio ženklo personalo direktorę Skaistę Grinę. Tai sveiki. Labas. Kadangi vis tiek mūsų projektas apie klientų aptarnavimą ir šitas pokalbis taip pat, tai norėčiau pradėti nuo tokio gan bendro klausimo. Kaip manot, jūsų nuomonė, ko iš esmės dar trūksta Lietuvoje klientų aptarnavime? Labai geras klausimas. Man galbūt sunku taip tiesiogiai pasakyti dėl to, kad labai priklauso nuo įmonės, kur eini ir kartais yra sunku palyginti, kur mes einame ir ko mes tikimės. Sakykime, kai einame pirkti automobilio, mes labai tikimės labai aukštą aptarnavimą ar visą kitą, tai būna taip, kad yra vieni lūkesčiai, jeigu eini kokį Lidlą ar į Maximą, yra dar kažkokie lūkesčiai. Bet galbūt tokia bendrinė prasme, tai norisi galbūt, kad mūsų Lietuvos žmonės tiesiog ateitų į darbą su meilė darbui, su noru dirbti ir kad tas tikrai pasimatytų būtent jų darbe, nesvarbu šiaip, kur jie yra. Tai aišku, sakau, lūkesčiai yra galbūt kitokie pagal darbo sferą, bet iš esmės tiesiog norėtųsi, kad visi darbuotojai dirbdami savo darbuose mylėtų savo darbą, taip pat norėtų jame dirbti ir tas tikrai matytųsi jų veide ir jų aptarnavime. Aš visą laiką pati sakydavau, kad aptarnauti klientą turbūt gali beveik kiekvienas, bet gal ne kiekvienam reikėtų. Tai toks, kur pasirinkti tiesiog tą veiklą, kurią myli ir jo, turbūt tą pajaus tikrai ir visi aplinkui. O dabar, jeigu siaurinant ir nuo Lietuvos pereinant būtent prie jūsų tikslinį, jeigu tokį imant tikslingiausią jūsų klientą, patį pačiausią, ar esate išsigryninę, kas jam yra svarbiausia, ko jisai galbūt iš jūsų labiausiai tikisi? Aš manau, kad pas mus ateina žmonės, kadangi mes turime salonus Klaipėdoje, Kretingoje, Šilutėje, Šilalėje, Tauragėje, Telšiuose ir taip Plungėje atsidarysim, tai pas mus yra vakarų regiono, dažniausiai, sakykime, mažesnių miestų, išskyrus Klaipėdą, gyventojai, tai jie taipogi yra paprasti, žemiški ir jiems reikia sprendimų. Tai pas mus ateina šeimos, tai yra ar jaunos šeimos, ar šeimos, kurie turi daugiau vaikų, vyresnės šeimos, kurių vaikai jau kažkur iškeliavo ir panašiai. Tai mes stengiamės tiesiog surasti jiems sprendimą, ko jiems reikia pagal tai, kaip keičiasi jų ta šeimininė padėtis. Nes, sakykime, aš pati, kai gyvenau viena, mano buvo vieni poreikiai, susituokus reikėjo jau pirkti spintą vyrui, nes aš savo spintos tai negaliu atiduoti, reikia jam papildomas spintas ir panašiai. Tas pats yra su, sakykime, šeimom. Kai yra nedidelė šeima, reikia vieno valgomojo stalo, bet kai supranti, kad ateis pas tave svečių, bus šventės ir panašiai, reikia, kad tas stalas prasilgintų. Na, o kai jau mes, sakykime, įsikrausime galbūt į didelį namą ir panašiai, ten jau reikia masyvaus didelio stalo, kad visada sutalpinti daugiau žmonių ir visą kitą, nes ten rinksis visa šeima. Tai čia, žodžiu, mes stengiamės pritaikyti tuos sprendimus mūsų visoms šeimoms ir manau, kad tai yra mūsų toksai tikslinis klientas ir ko jie ieško. O gal esat pastebėję, dažniau klausimai klientų būna apie dizainą ar funkcionalumą baldų? Mes kaip ir esame pastebėję tokį dalyką. Moteriams yra labiau svarbu estetika ir, sakykime, funkcionalumas, bet vyrams labiau yra svarbu techniniai aspektai. Tai jie galbūt labiau pasigilina, kas yra padaryta, iš ko padaryta ir visa kita. Aš kaip moteris, aš visiškai palaikau moteris, man yra svarbu, kaip baldas atrodo, koks yra tas funkcionalumas, kas ten įdėta, reikia pasidomėti, reikia žinoti. Aišku, kai pati jau baldose dirbu daug metų, tai aš žinau, ko ieškoti, kas yra svarbu ir panašiai, bet, sakykime, galbūt pas mus taip yra pasiskirstę šiuo momentu. Geras pastebėjimas. Moteris, man atrodo, jeigu graži ir patogiai išdėliotos lentynos spintoj, tai jai nesvarbu, kad gal sunkiai atsidaro šiek tiek durelės. turbūt būna ir tokie niuansai. Taip, bet tam yra konsultantai, kurie padeda išsirinkti ir parodyti, sakykime, skirtingus produktus ir kuo jie skiriasi. Pavyzdžiui, sakykime, čia yra labai daug tokių smulkmenų, bet kai perki, kad ir tą pačią spintą,
vieni gamintojai padaro su užapalintais kraščiukais, kantuotės yra kitokios ir panašiai. Ten tokie yra vidiniai dalykai, kuriuos reikia pastebėti. Dėl to dažniausiai būna taip, kad kai mes konsultuojame klientus, mes parodome, žiūrėkit, viena spinta turi tokius privalumus, kitokius, čia yra, sakykime, tam tikri techniniai dalykai, ką reikia atkreipti dėmesį. Ir tada klientas renkasi, kas jiems yra aktualu, ar jiems yra svarbu, sakykime, kad ten būtų nežinau, užapalinti kraščiukai ar ne, nėra svarbu, tai tokie dalykai. Dar norėčiau pasiteirauti. Vis tiek, klientai šiais laikais atkeliauja ir gyvai, ir nuotoliu per atstumą, bet kaip kuriat ryšį su klientais? Ar turit išsigryninę kažkokį tai ABC, ar kažkokį galva pagrindinį aspektą įmonės viduje, kaip tą ryšį su klientais kuriate? Nežinau, ar tiksliai atsakysiu šitą klausimą būtent apie tą patį ryšį, kadangi, sakykime, aš pati viską valdau šiek tiek iš šalies, tai mūsų ryšys yra kuriamas bet tokiu, sakykime, principu. Mes, kai pradėjome visą savo kelionę, mes tiesiog pradėjome nuo to, kad netgi pats direktorius eidavo, konsultuodavo klientus ir mes labai giliai ir nuo pat, sakykime, šaknų pradėjome savo kelionę tokiu būdu, kad aiškinamės, ko klientai ieško, ko jie nori ir būtent per tą jų poreikį mes sukūrėme visą asortimentą, viską, ko reikia ir būtent Kretingoje pradėję savo kelionę, išsibandėme, sakykime, atradome patys save kartu su klientų pagalba, nes jie mums parodė, kokie baldai jiems tinka, kas jiems tinka ir visa kita. Ir paskui pasistatėme visas kitas parduotuvės. Na, o dabar, sakykime, mes jau žinome, ko maždaug ieško, kas jiems tinka, kokie kainų segmentai tinka, kaip jie mus mato ir visa kita. Ir pagal tai mes kuriame irgi reklamas savotiškai, kad atlieptumėm jų poreikius. Tai matome, sakykime, kad žmonės ieško ten sofų, kurios būtų labai funkcionalios, turėtų įvairius išsilankstymo būdus, staliukai ir visa kita. Tai tiesiog prisikviečiame taip ir paskui mes gauname jų grįžtamą į ryšį. Tai aš turiu labai fainą savo kolegę, kuri paskambina mūsų klientams po pirkimo dažniausiai apie 2 savaitės, kada jau turi progą susirinkti tą baldą, arba surinkėjas atvyksta ir surenka baldą ir jinai aiškina, ar tikrai yra viskas gerai, ar nėra jokių problemų. Ir tada mes gaunam tą grįžtamą ryšį apie viską, kas vyksta. Ar gerai buvo aptarnauti, ar rado, ko reikia, visas tas, sakykime, atgalinis ryšys pas mus atkeliauja ir mes toliau su juo dirbam. Aišku, tiek aš pati, tiek direktorius turint progą irgi atvažiuojam, padirbam salonuose. Nėra nei vieno salono, kur pati nesu dirbus ir yra labai smagu pamatyti tą atgalinį ryšį tiesiogiai iš pačio kliento, nes visur klientai taipogi skiriasi. Telšiuose jie žematišką pasiraukau, Tauragiai dar visai kitoks dialektas, kurio visiškai dar neįvaldžiau, bet jie patys pasako, mums nepatinka tokia ir tokia reklama, nes per greitai sukasi filmukas, nepamatom mes tiksliai baldų, dėl to atėjom pas jūs. Ir yra žiauriai fainai, nes mano ir toks ir tikslas yra, kad ateitų tas žmogus, bet įdomu kartais, kaip mes pasiekėm tą tikslą. Arba ateina ir sako, mes matėm šitą sofą ir rodo grinai telefoną ir sako, mes norim šitos sofos ir irgi matom, sakykime, kas jiems veikia, kas patinka ir panašiai. Tai aišku, be to galbūt viso gražaus dalyko su kliento aptarnavimu mes turim ir neigiamą tą kažkokią patirtį karts nuo karto, nes būna, kad trūksta kažkokio varžtuko, trūksta, nežinau, būna, kad mažos problemos ar ne, bet būna taip, kad žmonės nesikreipia iš karto, nes tai yra maža problema, bet paskui burnoja šiek tiek blogų žodžių, mus simini ir panašiai. Dėl to mes ir turim tą programą, kad mes skambinam savo klientams ir išsiaiškiname viską, kas yra negerai ir iš karto sprendžiam. Tai, nežinau, trūksta varžtuko arba į pačią parduotuvę nukreipiame, kad pasimtų tą varžtuką. Dovanų dažniausiai įdedam už visus nepatogumus. Na, o jeigu yra kažkokia didelė problema, nežinau, kažkaip mažokai jų pasitaiko, bet, sakykime, koks nors sofos plaušas vežimo metu įskilo ar dar kažkas tokio. Na, tada jau atvežame plaušą, dažniausiai patys vežėjai atveža, surenka, padaro, įsprendžiam tai problemas, bet tiesiog nukreipiame į kokybę, kad įspręstų ir sudėliotų visus dalykus į vietą. Tai 2 niuansai šitoje vietoje, kur irgi dėl to ryšio, tai turbūt geriausias būdas žinoti, kaip padėti klientui yra jo paklausti,
Tai, tai, tai labai džiugu girdėti, kad ne visą laiką reikia eiti ir pačiam klausti, kartais ateina klientas ir pats pasako. Link to turėtume, manau, judėti. Čia irgi labai toks, nežinau kodėl, kai kurie žmonės labai nelinkia atgalinių ryšių dalintis, o kai pagalvoji, tai geriausias būdas po to ir įmonėms turbūt augti ir kažką geriau daryti. O kita vieta buvo tai dėl klientų dar atsiliepimo. Ar yra, sakykite, dar kažkokių kitokių būdų, kaip juos renkat, nes, tarkim, geri atsiliepimai yra labai faina, bet blogi labiau padeda taisytis. Dėl to, kaip ir visą laiką reiktų skatinti visus tos atsiliepimus, sakyti, jais dalintis. Ir turbūt gera kliento aptarnavimo patirtis irgi visą laiką kartoju, kad yra ne tada, kai visiškai nesuklystam ir viską padarom iš karto tobulai, o tada, kai net jeigu suklystam, kaip mes tai ištaisom, kaip mes į tai reaguojam, ar nusipurtam, užsimerkiam ir nusisukę nueinam, ar vis dėlto stengiamės išspręsti. Tai galutinį jausmą klientui turbūt palieka jau tas bendras, kaip išsprendė problemą, o ne ar jinai buvo labiau. Tai dėl tų atsiliepimų rinkimo vienas iš jų, kaip paminėjote, yra tie perskambinimai, ar yra dar kiti kanalai, kur renkat atsiliepimus, galbūt kažkaip dar kitaip, ir ar kažką dar su jais darote, ar tai yra labiau tik tais tie perskambinimai ir išspręsti kažkokią problemą, jei kas netai buvo. Taip, tai žinoma, perskambinimas yra pagrindinis dalykas, mes susirinkame visą informaciją, tai sakykime, ar tikrai kas aptarnavo, ar gerai aptarnavo ir visą kitą, mes susivedame į savo sistemą ir iš ten jau žiūrime, ką daryti. Galbūt kažkokius papildomus mokymus daryti, gal kalbėti, sakykime, su personalu, gal su kokybė, gal su vežėjais. Tai čia yra toksai kaip ir mūsų vidinis reikalas. Bet kiekvienas klientas, kuriam paskambiname ir duoda atgalinį ryšį, mes jiems nusiunčiame laišką, kuriame yra nuoroda, kad iš kur jie pirko, pavyzdžiui, sakykime, pirko Telšiuose ir yra Telšių ta kaip ir nuorodėlė, sakykime, su biznis paskyra, kad paliktų atsiliepimą papildomai, galbūt nuotraukų pridėtų ir tikrai klientai pasidalina nuotraukomis iš savo namų ir visą kitą, kas yra labai labai smagu ir mes gauname tokį dar papildomą atgalinį ryšį. O kitas dalykas yra, kad pas mus visur per visas parduotuvės yra sudėlioti atsiliepimų tokie maketukai, kur galima nusiskanuoti QR kodą ir mums palikti atsiliepimą tiesiog apsipirkimo metu. Nežinome, mes, kai skambiname pirkėjams, tai yra jau nusipirkę žmonės, bet gali būti taip, kad jie atėjo, gavo ne visai tokį aptarnavimą, kokio jie norėjo, bet jie nieko nepirko, nes taip kaip ir natūralu. Tai tada gaunasi taip, kad jie nusiskanuoja ir mums palieka tiesiog per biznis paskyrą, nesvarbu, kurie pirko salone atsiliepimą ir mes visą laiką susisiekėm, nesvarbu kas. Ir žinoma, patys geriausi atsiliepimai tai yra, kai kas nors yra parašoma. Pavyzdžiui, sakykime, man kartais skauda širdį, kai gaunu, pavyzdžiui, 1 žvaigždutę ir niekas neparašyta. Ir aš nežinau, kas yra blogai, kaip padėti. Gal tas žmogus, sakykime, nežinau, gavo blogą aptarnavimą, tai nežinau, ką daryti. Tai labai labai skatinu visus visą laiką palikti atsiliepimus ir jeigu kažkas yra blogai, tai tada ir parašyti, kas yra blogai. Ir aš, pavyzdžiui, pati dabar pastebėjau, kad padirbus pas save, dirbu beveik 6 metus šiuo momentu, pati mėgstu palikti atsiliepimus už aptarnavimą ir palieku juos absoliučiai visur. Pavyzdžiui, Lidle buvau ir man labai patiko vienas vyrukas, su tokia šypsena, vos nesu dainomis, tai tenai visus aptarnavo, tai tikrai pasakiau, kad būtent šitam Lidle labai buvo fainas vyrukas, kuris, super aptarnavo žmonės ir visą kitą ir man yra labai labai smagu tą palikti. Aišku, neigiamų kartais pati nemėgstu skleisti ir galvoju, tiek to, gal čia kažkas pasikeis visą kitą, bet tada apskritai nieko nerašau. O jeigu būna labai blogai, tai jau tada tikrai sprendžiu ir žiūriu, sakykime, kaip yra. Tai toksai gal ir iš mano pusės, kaip pati palieku atsiliepimus. Aš tai iš tikrųjų neigiamais irgi sakau, kad reikia dalintis. Dalinkite, žinokit, tiesiog būna, kad aš pati, jeigu, čia profesinė liga yra, kai dirbi su klientų aptarnavimu bent kažkiek, tai pats irgi labai ir matai ir pastebi ir atkreipi dėmesį ir dalinies turbūt daugiau. Tai aš visą laiką tuos neigiamus parašau, kad tikrai ne pasaulio pabaiga, čia viskas gerai, tik norėčiau jums duoti tokį atgalinį ryšį, kad tas ir tas buvo nelabai. Tai taip turbūt tokia pašvelninta, pagražinta forma, kad per daug nenuliūstų, bet vis dėlto, kad turėtų tą progą pasitaisyti. Tai tas labai svarbu.
Dar vienas labai įdomus dalykas, kurį užmačiau, tai kad esat organizavę parodą savo baldų salonuose. Gal galite plačiau pasidalinti, kokią vertę tai kuria klientams ir kaip čia tokios idėjos gimsta, ką tai duoda. Taip, tai man pačiai yra labai artimas menas ir menininkai. Pati piešti nemoku visiškai, bet labai labai vertinu tai. Ir man tiesiog nusišypsojo galimybę sutikti tokią menininkę, Saulę Kamčiskienę. Sunku su pavardė, bet jinai kūrė labai gražius abstraktus ir mes sugalvojome pasidaryti parodą. Tai 2023 metais mes su ją, man rodos, kad 2023 metais pasidarėme pirmą parodą. Tada sukvietėme daug žmonių, pasidarėme netgi dirbtuvės, kur mūsų ir klientai, ir pažįstami galėjo patys piešti kartu su Saulė, išmokti, sakykime, tam tikrų technikų. Ir buvo tikrai labai smagus, didelis renginys, iš kurio gimė ir tolesnės visos parodos ir kiti renginukai. Tai va, aišku, buvo galbūt pirmą kartą nejauku, nes ten buvo daug visokio šampano, fotografų, visą kitą. Tai klientai, kurie šiaip normaliai atėjo į parduotuvę pirmą kartą, jie galvoja, ar mums čia galima eiti. Mes sakom, taip, eikit, vaišinkite šampanu, dalyvaukit, norit apsižiūrėkit viską ir jauskitės ramiai. Na, o paskui jie galėjo tiesiog matyti tuos visus abstraktus, visus piešinius ir tiesiog jie įsipaišė pas mus tarp baldų kaip kolekcijose labai gražiai. Tik tai viena buvo problema, kad mes pirmą galeriją realiai pasidarėm kaip galeriją ir nei vienas iš paveikslų nebuvo parduodami. Tai jau antrą kartą, kai darėme su kita menininkė Zita Doveikienė, jinai kūrė labai gražius angelų paveikslus, tai jau juos pradėjome pardavinėti. Ir jie keliavo ne tik Klaipėdoje, taipogi buvo ir Šilalėje. Šilalėje taip pat darėme renginį su meno mokykla, tai ir mokinukai atėjo ir pasimokinti kartu su pačia menininkė, kaip jinai piešia, gauti patirties ir visą kitą. Tauragėje taipogi darėme, tai žodžiu, mūsų tos parodos vis keliauja. Na, o dabar turime naujausią mūsų menininkę, Žydrūnę. Tai Žydrūnė socialiniuose tinkluose yra Žydra Burė, tai jinai labai pritaiko piešinius ir visus paveikslus būtent tokia politika, kad tie jos meno kūriniai turi atliepti klientus ir būtent tai, ko jie ieško ir ko jie nori namuose. Nes, pavyzdžiui, pas mus yra balduose tam tikri dalykai, kad spalvų dažniausiai žmonės ieško žemiškų. Tai jeigu yra sofos ar kampai, tai labai smagu pasižiūrėti labai gražias kokias auksinės sofas, raudonas sofas, bet perka pilkas, rudas ir, įvairių tokių, sakykime, atspalvių. Tai Žydrūnė tai suprasdama, taipogi stengiasi, kad, jos paveikslai suderėtų spalvomis taip, kad jie tiktų klientų namuose, kas man labai labai patinka ir yra labai artima ir pas ją galima rasti nuo dailių merginų, jūreivių, iki katiniukų visokių ir paukščiukų ir, žodžiu, kitų būtybių. Tai jos paveikslus tikrai labai perka, patinka, gauna užsakymų ir mums tai yra labai smagu, nes mes kartu ir prisidedame prie bendruomenės, nes kuriame visus renginius, palaikome menininkus, kurie irgi jau yra pradėję savo kelionę ir nori save išsibandyti, pasižiūrėti, kaip į juos žiūri klientai, kaip perka jų visą tą produkciją, nes, pavyzdžiui, Žydrūnė taipogi kuria ne tik paveikslus, bet ir keramiką ir visą kitą, kas yra labai gerai perkama būtent per Kalėdas, o mums tai yra labai labai geras dalykas, nes visų pirma turim nuostabiai gražias parduotuvės, turime daug interjero detalių, kurių niekur kitur nerasi. Tai yra labai labai autentiški dalykai, podeliai įvairūs, papuošimai ir visa kita. Ir mes patys paskui būnam taip, kad parsinešam namo, nusipirkę ir pasipašiam savo namus, nes žinome, kad nieko panašaus niekas kitas neturės. Tai tai man tokios iniciatyvos irgi labai labai artimos ir mes jau dirbam su tom parodom nuo 23 metų ir nemanau, kad kažkada sustosim. Labai sveikintina idėja iš tikrųjų, nes ir baldus pozicionuoti pradedama kaip tam tikrus meno kūrinius ir kuriama išskirtinė tikrai patirtis klientams ir tuo pačiu, kaip ir sakot, bendruomeniai, renginys kažkoks, žodžiu, tai tokie bendradarbiavimai tarp skirtingų kūrėjų, skirtingų verslų, menininkų, dar kažką tikrai visą laiką atrodo labai labai džiuginančios idėjas. Dar norėjau pasiteirauti bendrai čia irgi iš visokių, man dabar vienas iš jūsų tokių žinomų sprendimų, kuris labai smagiai, tai tas perskambinimas absoliučiai kiekvienam ir susisiekimas su kiekvienu palikusiu atsiliepimą.
Bet šitas turbūt sprendimas vienas smagesnių, o jums asmeniškai irgi čia tokia jūsų nuomonė, gal koks sprendimas įmonės viduje, organizacijai bendrai, kuris yra skirtas klientams, kaip tai jūs labiausiai džiugina, vat, tai ar kažkokia iniciatyva, ar kažkoks gal šūkis, ar kažkokia va, būtent paslauga, kažkoks pasiūlymas, kažkas orientuota į klientus, vat, kuo jūs labiausiai džiaugiatės šitą įmonę? Manau, kad nėra vieno sprendimo. Tikrai tai yra visuma. Mūsų direktorius labai mėgsta sakyti, kad velnias slypi detalėse, tai pas mus tas pats. Visa kliento ta kelionė susideda iš mažų detalių ir mūsų galbūt ta sėkmė yra būtent tame, kad mes kreipiame dėmesį kiekvieną iš tų detalių. Nes mes galim turėti super gerą aptarnavimą, labai fainus žmonės, bet neturėti baldų, kurie atlieptų kliento poreikį. Tai dėl to mums yra labai svarbu išgirsti patį klientą, tai, ko jam reikia, atsirinkti asortimentą, kuris atitiktų aukščiausiai įmanomą kokybę, bet taipogi atitiktų ir, sakykime, tą kainą, kad nebūtų įperkama, surasti spalvas, kurios tinka, funkcionalumus, kurį reikia ir taip atliepti tą poreikį. Tada, žinoma, yra pats personalas, tai labai stengiamės atsirinkti personalą, kuris kiekvienoje komandoje patys, ta prasme, būtų gerai sulipę, patys gerai susidirbę ir kad jiems būtų smagu eiti į darbą, jie negalvotų, kad čia yra kažkokia katorga, bet grinai ateitų kaip į šventę, būtų pasipuošę, pasiruošę ir tą, sakykime, gerą nuotaiką pertiktų savo klientams ir taip padėtų sukurti geresnį tą aptarnavimą. Žinoma, mes dar turime ir parduotuvės aplinkos standartą. Tai mes turime, mūsų visos parduotuvės yra iškvepintos kava ir karamelė. Toksai yra labai skanus kvapas, tai kad visos parduotuvės būtų švarios, gražios, šviesios, skaniai kvepiančios. Netgi, sakykime, temperatūrą mes pasižiūrime, kad atėjus iš lauko nebūtų pernelyg karšta, bet nebūtų nemalonu. Tai iki tokių, sakykime, smulkmenų mes viską susidėliojame, kad tik ta kliento kelionė būtų kuo geresnė. Ir žinoma, kaip jau kalbėjome, ten atgaliniai ryšiai ir visa kita, tai sakau, toksai visa kliento kelionė. Tai apibendrinant, gal tada sakyčiau, kad sprendimas, ko labiausiai džiaugiatės, tai yra dėmesys detalėms. Turbūt tada galima pasakyti taip, džiaugiatės, kad skiriat didelį dėmesį smulkiom detalėm, iš kurių ir susideda bendrai ta kelionė. Ir dabar dar pabaigai irgi toks jau mano tradicinis klausimas šituose pokalbiuose. Kai jūs buvot klientė, kokia kliento aptarnavimo patirtis jums labiausiai įsiminė, kur pagalvojot, kad bet visi visur, visada visus turėtų aptarnauti taip gerai ir ne kitaip, būtent kai jūs buvot klientė? Taip, tai aš turiu netgi ilgesnį tokį atsakymą. Pabaigus mokslus aš išvažiavau į Angliją ir nepaslaptis, kad ten yra visai kitokie standartai kliento aptarnavime ir kol mokiausi, tiek bakalauro, tiek magistrą turėjau progą padirbti ir mane pačią pastoviai muštruodavo, kad turiu turėti public customer service personality. Nesvarbu, kas yra namuose, nesvarbu, kas vyksta, turi būti šypsena ant veido ir turi būti kuo geriausias aptarnavimas. Ir iš tiesų yra dar tokia papildoma nuostata, kad jeigu šypsaisi, visą kitą, tu pats netgi netikrai šypsodamasis pradedi iš tiesų šypsotis ir tas yra labai labai geras dalykas, nes visą dieną vis tiek užsiklijuoji tą šypseną, nesvarbu, kas vyksta ir paskui pradedi natūraliai šypsotis. Man netgi būdavo tokia problema, kad man paskausdavo žandikaulis šypsotis kažkurio momentu, bet aš žinodavau, kad jeigu aš pati taikau tuos standartus, visi kiti taiko tuos pačius standartus ir tu jautiesi labai fainai, tu ateini į parduotuvę, tau pasitinka su šypsena, tau padeda absoliučiai viskuo ir tu jauti, sakykime, tą tokį fainą dalyką, kad bet kur nueisi ir tave pasitiks su tą šypseną. Ir kai aš grįžau į Lietuvą kažkurio momentu ir pamenu, atskridau į Vilnių ir tada važiavau namo su traukiniu į Klaipėdą ir mane pasitiko tokia pikta teta, kuri ant manęs pakėlė balsą, kaip aš drįstu neturėti europietiško studento pažymėjimo, nes aš tada turėjau anglišką ir aš pamenu, aš tokia grįžau, nebenoriu būti Lietuvoje vien dėl tokio, žinai, blogo aptarnavimo.
Ir paskui nueini kitas parduotuvės ir sėdi žmonės su rūškanais veidais ir galvoju, o viešpatė, kas to Lietuvoje blogai? Bet čia nieko nėra blogai, mes turim nuostabią šalį, viskas yra tvarkoje, reikia tik patiems galbūt tvarkyti, sakykime, su savo procesais, su savo galvomis ir tiek. Dėl to sakau, kad labai kreipiu didelį dėmesį į mūsų pačių personalą, į mūsų pačius, kad mes patys, sakykime, turim rodyti pavyzdį, kaip viskas turi būti daroma ir kartu norime, kad personalas tą pertiktų savo klientams. Tai va, aš žinau, kad tas tikrai pas mus yra ir kad irgi esame labai vertinami klientų ir tas matosi, nes pas mus klientai taipogi ateina su dovanomis, ten su saldainių dėžutėmis, su šampanais ir su viskuo. Tai žinom, kad mūsų personalas padeda galbūt, nežinau, padeda gyvendinti tą mano svajonę, sukurti labai labai tą fainą aptarnavimą mūsų salonus. Dabar nesu tikra, kurios tiksliai tarptautinės organizacijos statistika čia, bet apie 70% žmonių, jeigu tu jiems šypsaisi, nusišypso atgal. Čia gali būti net nebūtinai kliento aptarnavimo situacija, eik gatvėj, pro bet kokį žmogų, tu jam nusišypsok, arba tiesiog jis nusišypso atgal. Aš turbūt nekartą esu nusišypsojęs žmogui, kuris turbūt net ne man šypsojęs, bet aš pasižiūrėjau, susitiko akys ir jei tas žmogus šypsosi, natūraliai nusišypsai atgal. Tai turbūt ir palinkėsiu užkretinėti visus šypsenom, kad daugiau šypsokimės patys, šypsosis tada daugiau ir mums visi aplinkui. Ir taip pat norėčiau padėkoti už laiką, kad dalinatės, kad pasakojat, palinkėti pačių laimingiausių klientų, pačių gražiausių jų patirčių. Ačiū labai. Viso geriausio. Gerai, viso.